Šiandien vyko turistinio sezono atidarymo šventė ir aktyvaus laisvalaikio diena Kupiškio mieste. Birželio 8 dieną Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centras Kupiškėnus ir jų svečius kvietė prie Kupiškio marių. Čia vyko turizmo sezono atidarymo šventė. Ir iš tikrųjų kvietėm visus kupiškėnus į būtent šį renginį, kad tiesiog jie praleistų dieną, nebūtinai kažkaip prisirišdami oficialiai, bet tiesiog sudalyvautų patys įvairios rungtyse, pabandytų ir pažaisti tinklinį, ir krepšinį, ir futbolą, ir galbūt padarytų savadarbę plaukimo priemonę. Daugybės žiūrovų dėmesio sulaukė linksmoji Kupiškio marių regata. Šioje rungtyje varžėsi 3 valtys, visos rankų darbo ir labai skirtingos. Savadarbės plaukimo priemonė sulaukė įvairių žiūrovų reakcijų. Nugalėtoja paskelbta visą savaitę konstruota jachta Pionierius. Aišku, vyko įvairiausių papildomų paskaitų apie sveiką gyvenseną, tai būtent kineziterapeutas Saulius Paštukas pravedė paskaitą apie sveikos nugaros, būtent visą biologiją, kaip ten viskas vyksta, kodėl taip yra, kodėl kitaip sėdėti nereikia, kodėl reikia vaikščioti vienaip, ar kas yra sveika bėgioti ar ne. Modestas Pušė pravedė paskaitą apie būtent sportavimą, kaip palaikyti tą fizinę formą stiprią, sveiką ir iš tikrųjų visą laiką jaustis žvaliai ir energingai. Įvairiausių veiklų, kas susijęs su sveikata. Netgi atvyko ir kraujo centras, kurie gelbsti žmonėm gyvybės ir prašė duoti žmonėm kraujo neatlygintinai ir atlygintinai. Į šventę buvo pakviesti ir Kupiškio rajono bendruomenių atstovai, kurie siūlė įsigyti maisto gaminių, rankdarbių ir visokių malonių smulkmenų. Žmonės dabar paskutiniu metu labai daug laiko namuose praleidžia prie televizoriaus, prie kompiuterio. Tai yra tiesiog galbūt 21 amžiaus problema ir tai, kad būtent atėjo vasara, tai reikia juos kažkaip iškrapštyti iš tų namų. Ar jau žinai, ką veiksi vasarą, mielas Kupiškėne? Smagus dalykai vyksta visai šalia tavęs. Aš tikiuosi, kad tokios šventės, kurios skatina aktyvų laisvalaikio praleidimą, padės jiems aktyviai visur dalyvauti ir įsijausti į tą vasarą, pajausti gamtą, važiuoti kažkur pasėdėti, papiknikauti, pasportuoti ir žodžiu, tikėkime, kad taip ir bus ir jie jausis taip, kaip aš šiandien gerai jaučiuosi, kad vis tiek visi atėjo ir eis dar visur kitur. Taip, šią vasarą planuojamas dar toks didesnis renginys, tai būtų respublikinės vėžių gaudymo ir virimo varžybos, tai būtų Liepos 20–21 dienomis. Tai būtų antras savaitgalis po to, kada bus vėžiai jau leidžiami gaudyti oficialiai. Ir kviesim vėlgi iš visų rajonų, ne tik iš Kupiškio, bet ir iš kitų miestų, kad atvyktų, dalyvautų žvejų varžybose. Kupiškio turizmo ir verslo centras bei portalas Tema Info LT linki jums geros vasaros.